17 skyrius. Mėnulveidis ir šilkaplaukė atsiunčia kvietimą. Kelionė į Drebžemį niekam nesuteikė malonumo. Juolab, kad į šią šalį draugai pakliuvo atsitiktinai. Mėnulveidžio trobelė visi nusirišo pagalvėlės nuo pilvo ir nugaros ir apsižiūrėjo mėlynės. Ką darysim su pagalvėlėmis, paklausė Betė. Pravers Mėnulveidžiui, atsakė Franė. Šliežiniai jų reikia labai daug, taip Mėnulveidė? Žinoma, pravers, džiaugsmingai nusišypsojo Mėnulveidis. Kai kurios senosios visai nušiūro ir apiplyšo. Tai senai pikčiurnai iš Drebžemio vis tiek negalėsim jų gražinti, tad panaudosim čia. Teisybė, sutiko Džo ir atidavė Mėnulveidžiui 2 savo pagalvėlės. Kiti taip pat. Mėnulveidis buvo patenkintas. Jis atnešė limonadą ir dėžutę įvairiausių tasiukų. Man atrodo, daugiau niekada nebenorėsiu pažiūrėti, kokia šalis tolumų medžių viršūnėje, tarė Džo, kramsnodamas kažkokį keistą tasiuką, kuris ėmė pūstis burnoje, užuot mažėjęs. Aš irgi pritarė Betė. Ir aš, sutiko Franė, daugiau neverta lipti. Nei į vieną šalį, visos jūs bjaurios. Išskyrus manąją, graudžiai įsiterpė prikaistuvinis. Man ten buvo labai jauku. Džo tasiukas taip išbringo, kad jis nebegalėjo ištarti nei žodžio. Paskui saldainis staiga sprogo burnoje. Virto nieku. Džo buvo pritrenktas. O viešpati, turbūt paėmė burbulinį tasiuką, paklausė Mėnulveidis, pamatęs Džomyną. Atleisk, imk kitas saldainį. Dėkuoju, ne, atsisakė Džo, nusprendęs, kad vieno burbulinių tasiukų per akis. Mums metas namo, turbūt jau vėlu. Ką dabar darys prikaistuvinis, praradė savo žemę? Paklausė Betė ir paėmė geltoną pagalvėlę, ruošdamasi leistis žemyn. Prisiglaus pas poną, kaip jis ten, atsakė Mėnulveidis. Vaje, jis irgi paėmė burbulinį tasiuką, žiūrėkit, kokia jo mina. Vaikai sužiūra. Prikaistuvinio burbulinis tasiukas išsipūtė, sprogo ir burnoje neliko nieko. Prikaistuvinis sumirksėjo ir atrodė taip kvailai, kad draugai ėmė raičiotis iš juoko. Tu suvalgiai burbulinį saldainį, paaiškino Mėnulveidis. Tiesiai iš ledainės, nustebo prikaistuvinis. Štai kodėl ji burnoje ištirpo be pėdsako. Greičiau, kikendama ragino brolį ir seserį Betę. Mums jau laikas. Iki pasimatymo. Mėnulveidį, sudėv prikaistuvinį. Ji nušvilpė šliuožinę žemyn. Įvijų kanalu medžių kamiene pasiekė apačią ir išlėkė pro dureles. Paskui nusileido Franė ir Džo. Sudėv, šūktelėjo Džo, sudėv. Pamačiusi vaikų kūnus išmargintus mėlynėmis, mama nustebo. Ką jūs veikiat, paklausė jie. Nebeleisiu žaisti su prikaistuviniu, jei namo pareinat sudaužyti. O kokie purvini visų drabužiai. Džo labai norėjo papasakoti mamai apie Drebžemį ir nuotykius toje šalyje, bet nusprendė, kad ji nepatikės. Todėl nutylėjo ir nuėjo persirinkti. Kitą savaitę vaikams teko susiveržti diržus. Vieną naktį tėtis pametė pinigus, o mamos beveik niekas neprašė išskalbti. Pinigų trūko, visi vaikščiojo pusalkaniai. Kaip reikėtų kelių vištų, dūsavo mama, bent kiaušinių turėtume ir ožką parvestų, būtų pieno. O man reikia kastuvo, pasiskundė tėtis. Vakar sulaužiau ir nebegaliu kasti lysvių, o daržovių reikia auginti daug, juk nusipirkti neturim iš ko. Bjauriausia, kad tėtis labai pyko ant jų už Drebžemėje suplėčytus ir išterliotus drabužius. Jei nemokat saugoti drabužių, sėdėkit namie, barėsi jis. Juk žinot, kad turit vienintelius gražesnius. Vaikam buvo nesmagu, kad tėtis pyksta, todėl Betė stropiai uždarė drabužius. Prabėgo 2 savaitės,
o broliai su sesutės neištaikė nei poros valandų laisvo laiko, kad galėtų susitikti su Mėnulveidžiu. Jis turbūt nerimauja, ar mums nieko nenutiko, tarė Franė. Mėnulveidis iš tikrųjų nerimavo. Dieną naktį jis laukė vaikų ir su šilkaplaukė svarstė, kas atsitiko. Pasiųskim Pelėdą su laiškeliu ir paprašykim vaikų greičiau ateiti. Pagaliau pasiūlė šilkaplaukę ir tolumų medžio kamienu nusileido į drevę, kur gyvena Pelėda. Pasibeldė į duris. Pelėda snapūdės atidarė. Kas nutiko? Kimiai paklausė ji. Miela pelėdžiukė, ar negalėtum nunešti laiškučią vaikam, kurie gyvena namelėje prie miško? Paklausė šilkaplaukę saldžiu balseliu. Juk šiąnakt skrisi medžioti. Skrisiu, patvirtina Pelėda ir sugniaužė laiškutį didelę gaurotą koją. Gerai, nunešiu. Ji užtrinkė duris, stipriais gelsvais sparnais be garso pakilo į orą ir nuskrido į namus, kur gyvena vaikai. Jie visi miegojo. Pelėda atsitupė medėje prie lango ir garsiai sūbavo. Vaikai krūptelėjo, pabudo. Kas čia? Paklausė Betė. Į kambarį įėjo Džo. Girdėjot? Paklausė jis. Kas čia tai baubė? Pelėda vėl suūbavo. Jos balsas buvo klaikus. Vaikai pašoko. Džo narsiai priėjo prie langą ir pažvelgė lauką. Kas tave skriaudžia? Sušuko jis. Vėl suūbavo Pelėda. Ir Džo iš baimės vos neiškrito pro langą. Paukštis išskleidė didelius puriaplunksnius sparnus ir atskrido pas Džo. Laiškutį Pelėda numetė ant palangės. Suūbavo ir nuskrido į naktį gaudyti pelių bei žiurkių. Pelėda, pažino Džo. Ji paliko laiškelį. Uždėkit naktinę lemputę. Reikia perskaityti, kas čia parašyta. Visi palinko prie laiško. Jame buvo parašyta štai kas. Brangus Džo, Betė ir Franė. Kodėl nebesirodot? Gal įsižeidėt? Prašom, kuo greičiau ateiti, nes tolumų medžio viršūnėje dabar apsistojo nuostabi šalis. Imk, ką nori. Jei jums ką nors reikia, galite užsukti į šią šalį ir pasiimti. Ateikit, mes irgi ruošiamės joje apsilankyti. Bučiuojam, Mėnulveidis ir šilkaplaukė. Ak, nudžiugo Franė, imk, ką nori. Man reikia kelių vištų. O man ožkos, tarė Betė. O man kastuvo tėčiui, tarė Džo. Bet staiga suraukė kaktą. Juk nusprendėm nebekelti kojas į tas keistas šalis, nes niekada nenuspėsi, kas ten tavęs laukia. Neikim. Nekvailiok, Džo, sušuko Betė. Kodėl neiti, jei dabar ten tokia puikia šalis? Prikelsi mamą, ėmė tildyti Džo. Žiūrėsim, kas bus rytoj. Jei pavyks ištrūkti iš namų, apklausim Mėnulveidį, ar ta šalis iš tikrųjų saugi. O dabar einam gulti. Bet kur tau jie miegos? Visi svarstė, kokia ta imk, ką nori šalis ir ar pavyks rytoj ją aplankyti.